Visi. Ką ir gerbiama premjerė įvardijo, tai šiai vyriausybei, ekonomikos finansų ministerijai, kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga yra prioritetas numeris 1. Tai įvardėjau ir pirmadienį, kai buvo pristatytas sprendimas dėl registrų centro vadovo, nes yra keliasni aspektai. Yra IT higiena, tokie paprastesni saugumo elementai kaip 2 faktorių autentifikavimas ir įrankiai, kurie geba nustatyti duomenų ėmimo kiekius. Jie privalo būti įdiegti, dėl to ir ekonomikos finansų ministerija ir skyrė papildomas 12 milijonų eurų lėšas tam, kad būtų priimti skubiausi sprendimai, kuriuos išsigrynom kartu su registrų centru ir kas yra nurodyta ir ekonomikos finansų ministerijos lūkesčių rašte, kur prioritetas numeris 1 yra būtent duomenų apsaugos užtikrinimas ir kibernetinio saugumo sprendimų užtikrinimas. Kalbant apie konkrečius veiksmus, tai tik paaiškėjus incidentui, buvo imtasi visų įmanomų priemonių tam, kad incidentas būtų sustabdytas, tai taip, ir paskyrų pašalinimas, ir deaktyvavimas, ir sustabdymas tų paskyrų, kurios sukėlė įtarimus. Taip pat įrankis, vadinamasis skaitliukas, kuris rodo kiekvieną dieną, kiekvieno vartotojo prisijungimų skaičių ir rimtų duomenų skaičių ir pateikia išsame analizę, ar nėra nemenkiausios anomalijos. Kiti žingsniai. Žinoma, antrąją naktį startavo įrankis, kuris leidžia visiems gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo galimai nutekinti. Turiu pabrėžti ir priminti taip. Sistema susidūrė su tam tikrais strigimais, bet mes jungiame visus serverius ir tai nutiko tam tikri strigimai dėl to, kad fiksavom prisijungimus 20 kartų didesnius negu būna įprastas režimas. Kitas dalykas, jau šią savaitę skelbsim konkursą dėl registrų centrų generalinio direktoriaus vadovo atrankos. Kviesiuosi Lietuvos lyderius, ekosistemą iš kibernetinio saugumo, iš IT sektoriaus. Kviesiu aktyviai dalyvauti konkurse atrankoje ir tikimės pritraukti rimtą specialistą, kuris užtikrintų, kad įstaiga, kuri atsakinga už duomenų valdymą, atsakingai ir vykdytų ministerijos pavestus tikslus bei siektinus rezultatus. Taip pat startuoja 2 faktorių autentifikavimo įrankis, kuris užtikrins, kad tokie atvejai ateityje nepasikartotų. Ilgesniai perspektyvoje naujai suformuota valdyba su dabar laikinai einančiu pareigas direktoriumi ir su naujai atrinktu vadovu ar vadove, kartu su ministerijos specialistais, ekspertais parengsime aiškias priemonės, kurias išsigryninsime dirbdami kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centru, kurių paprašėme ir su kuriais bendradarbiaudami atliekame visą išsamų tyrimą registrų centro. Ar spragos tikrai visos užtaisytos, kai mes skubiai viską sureagavom, kokių dar sprendimų reikia, nes turiu pabrėžti. Gyvename geopolitinių įvykių kontekste. Mūsų technologijos tobulėja, bet tobulėja ir tos technologijos tų, kurie siekia įsilaužti į sistemas. Dėl to, kaip ir nuolat kartoju, mes turime užtikrinti, kad mūsų institucijos, kurios saugo duomenis, visada būtų vienu žingsniu priekį.